Antradienis, 7 valandos ryto. Bunda, kyla Lazdynų ir Karoliniškių pensininkai, užsideda beretes ir didžiulėmis miniomis, begalinėmis virtinėmis traukia link Laisvės prospekto, slidinėdami ant nepabarstytų šaligatvių. Vieni lipa į troleibusus, stumdosi, barosi, spjaudosi, kosėja, garsiai išsako nuomonę apie viską. Nepabarstytus šaligatvius, mažą pensiją, valdžią, kaltina visus aplinkinius, Landsbergį, net gravitaciją. Savo daugelį metų treniruotom rankom jie stveria bet kokį nepensinio amžiaus Vilniaus gyventoją, išdrįsusi užimti sėdimąją vietą, ir sviedžia lauk iš troleibuso, palydėdami daugybę frazių, panašių į "koks jaunimas blogas". Šie pensininkai vyksta į darbą. Kiti tuo tarpu lipa į autobusus. Jie vyksta į didžią kelionę į Santariškes, spaudimo matuotis. 7:30. Bunda mūsų mielieji, apvalieji Lazdynų ir Karoliniškių pabiručiai, užsideda griozdiškas, kampuotas ir akis kankinančias spalvomis kuprites, kuriuose galėtų lengvai apsigyventi pasukūdusi miesto pensininką, turint galvoje pensijos dydį, ir dumia į švietimo įstaigas. Jie išdygsta iš niekur, nesuskaičiuojama galybė pabiručių traukia Lazdynų ir Karoliniškių daugiabučių namų kiemais kaip skeriai siaubdami visus keskiolis pakeliui, išpirkdami pasenusius čipsus, kramtomąją gumą ir Hario Poterio kortas. Pasiekę Laisvės prospektą, jie grūdasi į autobusus, troleibusus ar buržuojams skirtus mikroautobusus, stumdosi, neturi jokios gėdos ir padorumo jausmo, todėl akimirksniu apmindo visus nepensinio amžiaus Vilniaus gyventojų batus, apsnargliuoja kailinius ir įstato kelias mėlynės trankydamiesi savo kuprinėmis. Visą šią gyvuliškę orgiją vainikuoja ypač garsiai skambančios diskusijos apie Harry Potterį ir Songoką, su trumpais unitazinio humoro protrukiais slavų kilmės kalba. 10 valandų. Laisvės prospekte avarija. Baltas Opel Kadett markės automobilis 2 kilometrus bandė persirikiuoti į kitą eismo juostą. Jį vairavo pensininkas, be beretės, matyt, patyręs lenktynininkas. Jis įsirėžė į lenkti bandžiusi troleibusą, kurį taipogi vairavo pensininkas, grįžtantis iš rytinės pamainos. Tačiau šis pensininkas buvo su berete, todėl ir kilo interesų konfliktas. 14 valandų 19 minučių. Lazdynuose pabunda grupė girtų fuksų ir ieško mineralinio. Laukia eilėje prie tualeto, o valingiausias iš visų įjungia muzikinį centrą. Ir nuo tos pačios akimirkos namo gyventojai yra priversti klausytis gardžiai leidžiamo metalo. Tame name gyvena išvien pensininkai. Jau po minutės policijos komisariete skambėtų telefonai, kilnotųsi ragelį ir būtų pranešta apie 17 chuliganizmo, 24 triukšmavimo, 3 reketavimo ir 1 žmogžudystės atvejai. Tačiau pensininkai yra išėję darbą arba spaudimą matuotis. 17 valandų. Laisvės prospekte dragina 2 baltos spalvos Opel Kadett markės automobiliai. Juos vairuoja pensininkai. Be berečių. Matyt, patyrę lenktynininkai. Didžiuliu greičiu lekiantis automobiliai sukelia daugybę nepatogumų nepensinio amžiaus Vilniaus gyventojams, nes su šių 2 Opelių jau yra susidaręs kilometro ilgio kamštis. Signalizuoja visi. Moteris už vairo, buržujai, pabiručiai už vairo, signalizuoja net troleibusas, kurį vairuoja pensininkas. Be beretės. Matyt, patyręs lenktynininkas. Vidurnaktis. Laisvės prospekte ramu. Tačiau karts nuo karto galima sutikti girtą pensininką traukiantį namo iš klubo. Arba išgirsti, kaip aikštelėje per 2 vietas priparkuotas rudyje baltas Opelis. Tebūnie rytoj geresnė.